Sveiki! Sveiki! Čia ir vėl mes, Bumerango laidelė ir su jumis Eglė Ir Kotryna. Tai turime klausimą, kaip labiau įtraukti savo komandos narius į organizacijos veiklą. Tai Eglė, gal tu turi pasidalinti savo kažkokiais pamastymais, ką tu mąstai apie šį klausimą. Ką tu galvoji? Aš manau, kad bumerangų žaidimas yra puikus įrankis tam, ar tu nesutinki? Taip. Mes būtent tą ir darėm. Vedėm bumerangų žaidimą komandoms, ar ne? Ir per tai labiau apjungdavom komandą, padėdavom išsigryninti kiekvienam žmoguje komandoje jų stipriasias vietas, ar ne? Nes kada žmonės įsitraukia? Kaip iš tavo pusės? Kai kažkokie poreikiai atliepti, ne? Taip. Kai gali save kažkaip, kai jautiesi vertingas, nežinau, irgi toje komandoje, kai turi balsą. Taip. Kai esi išgirstas. Kai esi išgirstas. Ir tarpasmeniniai, man atrodo, ryšiai svarbus, kad turi kažkokius žmonės, su kuriais, nežinau, gali ten pasidalinti, būti. Taip. Ir ar svarbu yra tikėti tuo, ką organizacija daro, matyti tame prasmę? Svarbu. Nežinau, ar visiems man svarbu. Taip. Ir kiti nelabai turi gal prasme. Nėra, kad visi yra apie tai, bet jeigu kalbant apie organizaciją, kuri turi kažkokį didesnį, aukštesnį tikslą ar tai misiją, tai tada, man atrodo, dirbant tokioj komandai ir kitaip žiūrima yra ir tos pačius darbuotojus. Ir tada svarbu, kad visi kažkaip tikėtų tą idėją ir, man atrodo, ją kaip galima geriau skleistų ar komunikuotų. Taip. Tai, man atrodo, jo svarbi dalis. Taip. O kaip tas, kad tavo įgūdžiai, tavo skills, kurios tu turi, kad jos būtų tobulinamos ir panaudojamos taip pat tikslingai? Šitas jo žiauriai geras. Man atrodo, šiaip labai svarbu. Nes tu gali augti įvairiose srityse ir, man atrodo, tas augimas, kad tu jauti, kad tu kažkur judi į priekį, tai tikrai duoda tokio kažkokios papildomos motyvacijos būti, dirbti, kurti kartu. Tai jo, man atrodo, svarbus momentas. Man irgi taip atrodo, nes kitaip tokia stagnacija gaunasi, ar ne? Ir aišku, galbūt ne visiems žmonėms reikia to tokio augimo, ar ne? Bet mums tai turbūt tikrai reikia čia, nes tiesiog tas prieiti tą rutinos nuobodžios stadiją. Aišku, rutinos visur yra ir jos šiek tiek reikia, bet jeigu tu tiesiog vieną per tą patį darai, tai nusibosta labai viskas ir tu tiesiog nejauti, kad tu tobulėji, ar ne? Ja. Tai tai jeigu komandoje yra užtikrinti visi šitie elementai, ar ne, tada žmonės entuziastingai, žinot, kaip sakant, čia irgi yra ribos, negali tikėtis kiekvieną dieną žmogaus ten visiškai super duper excited. Tai žodžiu, bet yra entuziazmas, noriai, ar ne, noriai, prisideda prie veiklos. Dabar kaip tai yra vienas dalykas, kad tai yra užtikrinama, ne, komandoje vadovai ir organizacijos lyderiai tą užtikrina, bet tai irgi turi būti toksai vos ne refreshinama karts nuo karto, žinai, nes irgi toks, čia užsirašom, tipo, mūsų organizacija čia tą daro ir stovi ten tas užrašytas ant lentynos, ne? Bet organizacija, jinai negyvena tuo. Jinai kaip sakant, netransformuojasi karts nuo karto, ar ne? Tai irgi tai privestų prie tokio dead endo
ir tiek ir vadovai, tiek ir patys žmonės, jie tiesiog jau tada tokia irgi stagnacinė būsena. Tai esmė yra ne tai, kad čia kažkur užrašyta, o kad tu realiai gyveni ir kad tu visą tuo, apie ką tu sakai, kad organizacija yra, ar ne, ir kad karts nuo karto tu tą vos ne kaip pakrauni dar tą bateriją iš naujo, ar ne. Tai vat, mūsų Blumerango žaidimas yra puikus įrankis būtent tam padaryti, ar ne, kai norite vėl su komanda kažkaip naujai susijungti, apsijungti, vėl galbūt iš naujo pažvelgti, kokios yra kiekvieno komandos nario stipriosios vietos, ar ko jis dabar nori daryti, ar ne, nes tie norai keičiasi. Ir pažiūrėti, kokie yra organizacijos tikslai, kokie yra komandos tikslai, ar viskas yra harmoningai apjungta. Ir būtent mes tai darome žaidimo formą, ne? Ir tai yra toksai kaip ir karts nuo karto susirenkam pažaisti, geriau pažinti save, išsigryninti dar kartą savo tikslus ir tas ryšys tarpusavio, jisai stiprėja, ar ne, jisai auga, vis mes ir į save, ir į kitus pažiūrime vis iš naujo kampo. Ir palaikom tą gyvybę, ar ne, tokia netradicinė žaidimo forma. Ir man atrodo, kad mes šitą darom labai sėkmingai. Po kiekvieno žaidimo žmonės tikrai jaučiasi pakylėti, ar ne, ir tikrai naujai apsijungia, tas naujas energijos antplūdis ateina, kuris tikrai ir duoda tada kažkokių postūmį galbūt pokyčiams, ar ne, kurių jau reikėjo tikrai senai. Tai jeigu jums reikia naujų vėjų ar šiek tiek iš naujo pažinti vienas kitą, tai tikrai kviečiame į Blumerango žaidimą ir susisiekit su mumis ir mes mielai papasakosim šiek tiek daugiau. Tai tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi buvo įdomu ir lauksim skambučių. Iki.